Šių metų žiema tikrai tapo išbandymu daugeliu šildymo sistemų. Tokių šaltų orų buvome nematę keliolika ar net keliasdešimt metų ir galima sakyti, kad per tuos metus šildymo sistemos individualiuose namuose išstūmė kieto kuro katilus. O kas juos pakeitė? Juk visi norime patogumo ir šilumos, gaivesnio oro ir mažiau rūpesčių katilinėje. Žinot, ši žiema turbūt daug kam padarė tų įspūdingų dienų turėjo žmonės, bet mūsų namas pragyveno normaliai. Jokių problemų neturėjome, jau sakiau, ne pirmą kartą ir draugams, ir kaimynams. Mes jau apie 8 metai čia naudojam dujų Sauridą ir man labai patinka ir nenoriu keisti. Tik draugausiu tik su Saurida. Pašnekovė prisipažįsta, kad kaimynams, kalbant apie kai kurių šildymo sistemų problemas, nerimo nepavyko išvengti ir jai. Bet išmani dujų šildymo sistema veikė be priekaištų. Aš galvoju, kad gali sušalt, girdėjau, kad balionai gali nieko to nebuvo. Nieko nebuvo to. Viskas tvarkoj. Be abejo, galima sakyti, kad ši žiema buvo ekstremaliai šalta. Tačiau niekas nežino, kokia ji bus kitąmet, po 2, 3 ar 5 metų. Ir jeigu šaltas oras vėl kels rūpesčių, tikrai nesinori, kad reikėtų nuo šildymo įrenginių, pavyzdžiui, daužyti varveklius, juk taip šią žiemą kai kurie statybų gido žiūrovai tikrai darė. Žinot, kada buvo ten 25, netgi 26, ten porą dienų buvo, tai jeigu aplamai, tai gal 2 balionai išėjo man į mėnesį. Apšildytas namas, tai dėl to ir taip. Nedaug išėjo. O taip, jokių problemų, netgi ir dabar eina be jokių komplikų. Nebuvo jokių tokių, kad būtų kažkas tai sustojo, sušalo ir man reikia pergyventi, kažkam tai skambinti. Nebuvo. Bet grįžkime prie komforto. Įrengta šildymo dujų balionai sistema nekelia rūpesčių šeimininkams, o balionų pristatymo paslaugas teikianti įmonė rūpinasi, kad klientų namuose visada būtų šilta. Pas mus viskas buvo labai gerai, tik vieną dieną paskambinai, kitą dieną galima pasakyti, gal per 2 dienas jau būna dujos balionai buvo jau pristatyti visą laiką. Iškart iš anksto paskambina visą laiką, paklauso, ar ten bus kažkas tai prie namo, ar ten šou uždaryta. Ir netgi aš niekada nebuvau, todėl kad darbą reikia, darbe buvau ir viskas tvarkoj buvo. Pristatyta, pajungta ir jokių problemų neturėjau. Ponia Kristina pripažįsta, kad savo gatvėje jie pirmieji namų šildymui pradėjo naudoti tokią sistemą. Kaip sureagavo kaimynai, kurie vieni kitus tikrai pažįsta ir tikrai pasipasakoja apie džiaugsmus bei rūpesčius. Čia mes pirmi buvome, kai pradėjom, tai jau 8 metai praėjo, tai dabar kaimynai turi irgi dujų pajungę. Ir dabar pašnekovė jau nebenorėtų grįžiotis atgal į malkomis kūrenamo katilo laikus. Taip išėjo, kad mes čia pirmi buvome, tai dabar visi, kas pajungė dujų, tai nuo mūsų pradėjo. Tai mes kaip išeina, kad mes pirmokai. Tai va. Tai kol kas nežinau, čia kol kas negyvena kaimynai, bet nežinau, ar patenkinti ar ne, o visi kiti labai patenkinti. Aš rekomenduoju, bet dabar skirtingi žmonės ir jie taip galvoja, jeigu televizijoje, tai aišku, tai paprašyta, tai sutarta, ne. Aš sakiau nuo savęs, man labai gerai, aš nekeisiu į kitą, netgi į žodžių nėra. Tai man labai patinka, aš sakiau, jokių problemų, jokių dulkių. Jeigu pasibaigė, tai į lauką atvažiavo mašina, atvežė balionus ir viskas. Tavęs ir namuose nėra. Viskas. Taip, viskas sutvarkyta. Aš jau katilą išmečiau. Tai vietą laisvą turiu, tai labai gerai. Tokie dalykai, tai sakiau. Jeigu žmonės reikia, kad kiekviena šeima bandytų pati, tada žinotum. Nors dabar apie šaltį galbūt galvojame mažiau, žiema vėl ateis ir kitais metais ji gali būti ne ką švelnesnė. Todėl apie patikimą ir ekonomišką šildymą verta pagalvoti jau šiandien, kol dar turite laiko ramiai įvertinti galimybės ir pasirinkti tinkamiausią sprendimą savo namams. Pasidomėkite šildymo sistemomis, pasikonsultuokite su specialistais ir pasirūpinkite, kad artėjantis šaltasis sezonas jūsų neužkluptų netikėtai.
Šiluma namuose prasideda nuo sprendimo, kurį priimate dabar.